Jos negalime išskleisti, jinai yra taip ir tokioj būsenoj pastovio. Vieną vakarą Mindaugas Lingė žiūrėjo televizorių, pamatė interviu su Seimo pirmininku. Juozas Olekas kalbėjo vienoje iš Seimo salių. Jį vadinasi prezidento. Čia kabo ir prezidento vėliava. Grifas ir vienaragis iš vienos pusės, kitas iš kitos pusės. Ši vėliava greta Oleko konservatoriui sukėlė nerimą. O nerimas paprastai liejamas Facebook'e. Čia Lingė savo sekėjams ir pranešė apie socialdemokratų galimai rezgamą sąmokslą prezidentą Gitaną Nausėdą nuversti. Gal tai norėta subtiliai siūsti signalą šalies vadovui, kad jeigu jisai dar spiriosis dėl kandidatūrų tvirtinimo, kad gali, jeigu spiriosis dėl kitų sprendimų, kurių nori koalicija, tai kad gali grėsti ir kokios nelabai malonios sąlygos. Lingė klausia, ar prezidentas savarankiškas sprendimuose, ar valdantieji turi pagrindo šantažuoti dėl apkaltos ir taip veikti prezidento sprendimus. Konstitucija numato, kad prezidentui nesant atsistatydinus ar atstatydinus, negalint eiti pareigų, tai valstybės vadovo pareigas eina Seimo pirmininkas. Olekas Lingės įtarimus perskaito. Nebūtų Lingiai. Mindaugas Lingiai. Tai gerai. Tai teisybė? Tai visos erdvės geros Seimo. Bet teigia, sąmokslo nėra. Kolegai pasirinko vietą, kuri televizijai atrodė tinkamiausia, vykdyti interviu ir mes ten susėdam. Olekas ramina, kad užkoduotų grasinimų Nausėdai per televizorių nesiunčia. Tai prezidentas savarankiškas sprendimuose ir neturite pagrindo jį šantažuoti. Be abejo, kad ne. Šį kartą Olekas sėdi televizijoje. Čia kabo ne vėliavos, o plakatai su kosmonautais bei Batmanu. Verta pabrėžti, Olekas perimti Batmano pareigų neplanuoja. Paslinkęs galvojus, tas gali suvirt, sukonvertuoti. Kas ten žinau pas jūs to galvoj, kažkokios informacijos, kas ten konvertuos. Anot konservatorių lyderio, tai buvo kolegos politinė interpretacija. Jie Lingė paskelbė apie 11 nakties. Ar interpretacijoms gali turėti įtakos 11 nakties? Ne, aš nemanau. Tikrai Mindaugas yra šeimos žmogus ir tiesiog jis gal taip pamatė mato taip situaciją ir taip tiesiog išsireiškė. Ar jums turi įtakos interpretacijai 11 nakties būna? Na, sakyčiau, stengiuosi 11 nakties nerašyti postų dažniausiai. Taip. Daug kas turbūt esat skaitę, kad yra dabar vykstanti super pilnatis. Ką reikia veikti naktimis, žino socialdemokratų lyderis. Aš manau, naktim reikia ilsėtis arba, kaip sakant, su žmona apsikabinus gulėti, bet neužsiminėti politiniais postais. Gaižauskas sako, tik duok dievę politikams fantazijos. Jos politiką nuspalvina. Nepavydyt fantazijos. Kam? Konservatoriam. Mano didesnis. Čia jums įlė. Jo, kad jie sužinotų, ką aš galvoju apie konservatorius ir fantazuoju. Bet Lingė nesutinka, kad sąmokslas jo fantazijos vaisius. Tai yra neišgalvota vieta ir neišgalvota vėliava ir jinai kažką reiškia. Eglė Račkauskaitė, Vilnius.